Sveiki, Krepšinio žemės atstovai. Dar viena mūsų naujo formato tinklalaidė specialiai Žalgiris Insider nariams, visiems insideriams, kuri dar ieško pavadinimo. Erikai, kažkokių minčių matėjai kažkokių? Jo, mačiau, nemažau visai, kaip ten sakė, Green Pod Boys yra visai neblogas. Green Pod Boys yra. Tai va, tai mes dar pasiliekam šitą gal tinklalaidę, gal dar kitą paieškoms. Jeigu gimė naujų idėjų, būtinai parašykit. Galėsim gal paleisti kokį balsavimą, kad žmonės iš... Bet gerai idėja, bet kad žinai, kad būtų balsavimas, reikia gerų idėjų. Negali visų sumest ir tada rinktis, nes buvo ir tokių neblogų, bet ir buvo tokių, kur atrodo, galėjai daugiau darbo įdėti, pamastyti. Galėjai ChatGPT, nepamanau. Galėjai ChatGPT, arba ChatGPT neįdėjo daugiau darbo jo. Bet kalbant apie įdėtą darbą, Žalgiris jau sužaidė pirmas iki sezoninės rungtynes, mes buvom studijoje per didžiąją pertrauką po rungtynių, pakalbėjom su Amerikai, dabar praėjo jau keletą dienų, mintys susigulėjo. Aš irgi tai pagalvojau po rungtynių, kad buvo labai faina matyti Mosesą Wrightą, kito lygio žaidėją, kalbant apie jo galimybes, lyginant su to, ką turėjom priekinį liniją pernai, ką dabar turim su juo. Dustinas Lyva atrodo vyrukas tikrai kietas, kovingas ir gal net ir ta adaptacija jo Eurolygoje neužtruks labai ilgai, žinant, kad jis visų pirma pradeda nuo kovingumo, o tik tada jau tie visi dalykai, kurie pagal jo meistriškumą leis ar neleis jam būti Eurolygoje sėkmingu. Kokios tau buvo mintis po tų rungtynių? Ką dar pamastėjai keliaudamas namo, kitą dieną atsikėlęs, pavalgęs pusryčius, po dušo nusprausęs? Tai, aišku, pasidžiaugti galima už mūsų jaunimą. Dublerių komandos žaidėjai tikrai prisijungė prie komandos, nesugadino ritmo, ne tik, kad nesugadino, bet ir tikrai prisidėjo prie tos pergalės ir Kajus Mikalauskas, tiek Dovydas Buika. Majus Bulanovas taip prisijungė, pataikė tos tolimus metimus, nors parinės komandos žaidėjai kažkiek strigo su pataikymu, bet jaunimas puikiai išnaudojo spot-up situacijas ir nors bendrai tas pataikymas tikrai dar nedžiugino, bet patys suprantam, kad pirmas rungtynės pasirašymo pradžia. Rezultatų perdimų irgi, kaip kalbėjom tada, neturim dabar tikro žaidėjo, Nigelio nėra, Sisko rinktinį, Maudolo taip pat, tai Buika ir turėjo perimti kažkiek, Mantas Rumšavičius kažkiek pažaidė su kamuliu, taip pat matėm smagu, aišku, be abejo smagu sugrįžtantį pamatyti Igną Brazdeikį, kuris atliko operaciją, reabilitaciją ir dabar jau vėl matom su marškinėliais rungtyniauti aikšteliai. Tai tų tokių pozityvių ženklų buvo, aišku, suprantam, kad čia nėra tas jau pilnas paveikslas ir bendras vaizdas, kokį nori ir treneriai matyti, ir mes patys, bet judam teisinga linkme ir kaip ir minėjai, Moses Wrightas kol kas atrodo įspūdingai. Dar ką galim iš tų pirmų rungtynių išsitraukti, aš dabar galvoju gal apie bendrus tuos dalykus. Kalbėjom, kad Tomas Masiulis ateina iš Šaro sistemos, su juo dirbęs 7 metus ir Žalgiris turės tą, ne Šaro, bet Tomo Masiulio sistemą, bet Tomas Masiulis idėjų tikrai daug pasisėmęs ir iš Šaro ir tą pranašumų, ar ne? Pranašumų žaidimas. Kaip tau patiko ta visa sistema, kuri yra diegiama? Dar neturim pilno vaizdo, bet ką Žalgiris darė rungtynėse su Svabu. Taip, tai tokios sistemos mes jau kurį laiką nežaidėm, nes prie buvusio trenerių ne toks mūsų krepšinis buvo, tai kažkiek tai reikia priprasti ir akį ir apskritai, kaip mes aikštelį matom tą žaidimą. Aišku, vis tiek negali visą laiką žaisti iš pranašumų, kaip ir kalbėjom, kad norim ir komanda ir žais greitai, ieškotų ankstyvų pranašumų greitai, ypač kai turim tokius aukštaugius kaip Moses, vėliau Ąžuolas prisijungsantis, kuris tuos pranašumus sukuria labai anksti. Taip pat ir Silveinas irgi iš gynėjo, kur gali esant progai pasinaudoti varžovų klaidomis gynyboje, negrįžimais į gynybą, galbūt neišsirinkimais savo tiesioginio oponento ir gali labai lengvai užpult. Tai tose pirminėse atakos stadijose tikrai bus ieškoma pranašumų, bet jau perinant į pozicinį krepšinį, tai manau grįšim prie to, kad kaip ir minėjai, kad kaip Šarūnas Jasikevičius mėgsta žaisti, taip ir Tomas Masiulis, vis tiek jie kartu tiek metų į sezoną praleidę, tai matysim žaidžiant iš pranašumų, iš high-low situacijų, kai įmetamas kamuolys į baudos aikštelę. Taip pat turim tų žaidėjų, kurie turi savo pozicinius pranašumus, tiek Edgaras Ulanovas nugarą žaidžiant, tiek Ignas Brazdeikis prieš gynėjus, tai tų tokių situacijų turim, tai tas pats Nigelis Gosas prieš pirmus numerius irgi turi pranašumus. Maudolo galės irgi susikurti savo situacijų, ar ne, po varžovų svičio gynybos. Tai manau, matysim iš tų in-out žaidimus ir high-low situacijas, tai manau, bus kažkiek įvairiapusiškesnis krepšinis ir bus įdomu laukia pamatyti, kaip atrodys, kai visa komanda bus sudėty. Kokios šiaip gauti informacijos, nes iš to, ką turėjom, labai daug jaunimo, mažai pagrindinės sudėties žaidėjų, galų gale Nigelo Williamso Goso dar nebuvo. Tai ką buvo galima kaip trenerių štabų pasimti ir ką netgi gal aptarėt po tų pirmų rungtynių, ką pamatėt, matėm Moseso tas fizinės, atletinės galimybės, Dustinas jau įeina į situacijas, bet iš trenerių požiūrio.
Tai taip, sakau, toks paviršutiniškas, dar vis tiek mes dabar orientuojamės į tos pagrindinius, ten mes daug tų detalių bet akcentavom gynybą tą keitimus į gynybą, kai mes žiūrim, kai mes turim spausti kamuolį, tai pamatėm, kas tai daro gerai, kas daro prašiau, ko reikia prašyti, šiek tiek saugosi, pamatėm, buvo agresyvi gynyba Sabah, tai pamatėm, kad kokių detalių neišpildėm. Šiaip geras testas, ar ne? Jo, geras testas, nes vėl, testas prieš vieną gynybą, dabar turėsim ateinantį varžovą, vėl bus kita, panaši gynyba, tai tos informacijos, tai sakau, vienus segmentus mes pasitikrinom, kitų segmentų, nes dabar vis tiek didžioji dalis Europos viską žaidžia tą all-five switch, ne? Visi keičiasi. Tai mes to nepačiupinėjom, nes mes dabar dirbom ant to biški truputėlį, ruošėmės, tai mes to nepačiupinėjom, negalim pasakyti, ar tai gerai veikia, nes susidarėm su kita gynyba, tai žaidėm tą short rollą, pes į priekį prieš tą, kaip sakoma, red gynybą, aštrų stepautą. Tai bet gavom iš tos informacijos, pamatėm, įsigryninsim, kokius derinius žais prieš tą, kas geriausia veikia, tai krepšinis kaip ir visada, visas gyvenimas. Visada kažką gali tobulint, niekada nebus ir visada bus problemų, bėdų. Tik tai kas pirmas įsispręsės, tas eis aukštyn. Dar labai trumpai apie kitą būsimą išbandymą, kurį tiesiogiai transliuos ir Žalgiris Insider, dvikova su Lietkabeliu šeštadienį. Irgi matysim, ar ne, daug stepauto gynybos iš Lietkabelio, čia yra tiesiog Čianako autografinė gynyba. Ir varžovas, kuris jau yra geriau apšilęs kojas, nes žais kelintas jau gal 3 ar 4 iki sezoninės rungtynės ir su Rytu jie žaidė, ten atkakli kova buvo. Kokie uždaviniai, ko norit iš tų rungtynių? Aišku, čia nekalbam apie tai, kad čia mir gyvenk reikia pergalės, ar ne, bet ko jūs kaip trenerių štabas norit iš tų antrų rungtynių, kokios norit gauti medžiagos informacijos? Taip, mes nekalbam apie pergalę niekada, visada, bet esam Žalgiris, žinoma. Tai laimėti reikia. Bet pagrindinis tikslas vėl, kaip sakau, atiduoti tą 100%, nes mes norim visada reikalauti iš to žaidėjo, kaip sakom, 100%, nes jeigu mes žaisim ten 80, 90, tai atrodo kažkas neveikia, bet mes nežinom, ar tai neveikia dėl to, kad neveikia, ką mes sugalvoja, ten treneris sugalvoja, ar dėl to, kad jie nepadaro ar pusę sekundės vėluoja. Tai norisi to, aišku, sunkus periodas, daug treniruočių, žaidėjai šiek tiek pavargę, tiek psichologiškai po to, bet spausim juos padaryti tą, ir sakau vėl, matėm čia, susidursim su tą pačią gynybą, norėsim vėl tą short rollą į kamuolį į priekį, įsigryninti tos derinius, kas tai veikia, nes vėl, daug komandų žaidžia tą switchą ir daug komandų bando sustabdyti gynėjus, tą pirmą perdavimą atkirsti, pirmą tą kūrimą. Tai tikrai bus geras testas ir vėl užsibildinti, atsidirbti tas detalės, ką mes norėsim matyti. Tai va, Rokui linkim sveikatos, mūsų žmogus labai fainas vyras ir tikiu, kad viskas bus tvarkoj, bet Margiris Normantas, jo situacija kol kas dar nežinom, kai įrašinėjom šitą tinklaldę, galimai, kad irgi negalėjo žaisti, nes tas čiurnos padėjimas 90 laipsnių kampų tikrai nelabai gražiai atrodė. Aišku, čia dar nuo doktorų priklausys, jie puikų darbą su Tadu padarė, bet dabar truputėlį apie Lietuvą Latviją. Be Roko, gal be Margirio, ar Margirio su kažkiek galimybių ribų. Ką jūs matot šitoms rungtynėms? Ar mes galim paimti Latviją, kuris atrodo įsibėgėja, įsižaidžia, Bertanis su čekais jau šaudė, Porzingis nuo kažkurio grupio etapo rungtynių jau irgi atrodo, tas plius minus Porzingis, aiškus Latvių pranašumai ties perimetru, kai turim tokią situaciją, lietuviai gal su Valančiūnu baudos aikštelį, bet ką jūs matot šitom rungtynėm? Na, visų pirma, aš turbūt net neįsivaizduoju, čia vienas bus iš tų istorinių rungtynių, kad Rygoj Baltijos mūšis Lietuva-Latvija, tai nežinau, gal muštynėm tikėkime šitos rungtynės nesibaigs, bet kad fanų tribūnai tai tikrai pasikurs ten, jau dabar ten skandalas kyla, kad bilietų neužtenka visiems Lietuvos fanams, bet iš aikštelės dalykų tai, aš tikiuosi visų pirma, jeigu žiūrint į Lietuvos pergalę, aš manau, kad lietuviai gali tikrai laimėti, mes turim pakankamai fiziškumo kaip rinktinė, baudos aikštelė irgi turim tų pranašumų, Latvijos rinktinė irgi yra pabirėjus kažkiek, neaišku, kokia Žagaro situacija. Rašo, kad žais Zorikas, Lomožas, Žagaras, visi turi problemų, bet visi gali žaisti. Tai va, toks irgi... Gražulis beje out. Tai va, Gražulis jau iškritęs iš čempionato, gynėjų grandis irgi tokia va, kažkiek paklibus, tai irgi klausimas, ar galėjo žaisti, kokiu pajėgumu galėjo žaisti. Tai va, jie irgi tų problemų turi, tai aš manau, Lietuva, mes gal tiek neturime metikų ir galbūt tie metikai, kurie turim nominalius metikus kaip Deivis ir dar nėra pramušęs čempionate.
bet turim tikrai fiziškumą, turim tie žaidėjai, kurie gali lipti ant lentos, kovo dėl kiekvieno kamulio, tikrai aukštųjų grandis, manau, irgi geresnė negu Latvijos rinktinės, nekalbant apie tai kažkokiu, kad Porzingis iš perimetro atakuoja. Tai viskas bus tik noro. Jeigu laimėsim lentą, laimėsim kamulius, gal spausimės gynyboje tiek Tadas, tiek Gytis ir Radzevičius. Ąžuolas taip pat, kur paskui dabar nuostabią atkarpą žaidžia rinktinį. Tai manau tikrai galėtumėm įsitraukti. Tai vienas dalykas neduoti Latvijom pasijau savo žaidimą, o Rygoje žaisdami namie tai tikrai nebus lengva. Ką tu Žygiai galvoji? Taip, tai vėl reikia žiūrėti, ką mes surinksim. Ar bus Normantas, nes jis irgi tikrai toks gynybinis žaidėjas, tinkantis šitai sistemai, kuris tikrai, matom, keičia rungtynės. O Latvijai, sakau, vėl. Zorikas praeitose nežaidė rungtynėse, tai įdomu, Žagarsas irgi toksai, tai jie turi tos žaidėjus, bet jie irgi neritmė toksai, praleido, kažkiek žaidė toksai, dabar vėl ta pertrauka, tai įdomu, ką jie... Aišku, jiem ta pertrauka į naudą. Nu, gal į naudą jo, toksai atsigavimas, bet bent jau pradžioje ir pasiruošime manęs Latvijai neįtikino. Taip, jie žaidė tokį gražų krepšinį, metą, bėga, pataiko, bet manęs neįtikino, kad komanda turi charakterį, o dabar reikės charakterio, nes ateina tos kovos, kur tikrai reikia charakterio. Tai manau, kad jeigu lietuviai atjungs, kaip sakau, ta kieta gynyba, lips arti, atjungs jų tos tritaškus, per kuriuos jie užsikūrė. Laisvai žaidžia, mes numetam, pataikom, taip jo, kad mes duosim spaudimo, leisim jiem lysti į vidų, priiminėti sprendimus iš vidaus, iš baudos aikštelės, tada gerai, bet tam reikia Normanto, reikia tų atletiškų gynėjų, kurie spausta kamuolį. Ir žinoma, kaip sakoma, Roko netektis vėl visi sako, gal ten mobilizuos komandą dar kažkaip, bet vėl visas žaidimas buvo paremtas per jį ir matom, kaip per trumpą atkarpą, taip, mobilizuoja, bet sunku pasikeisti, nes viskas buvo taip, labai būtų vėl savaitė, 2 tas čempionatas, tu kažkiek gali adaptuotis per 5 dienas. Sudėtinga, bet sakau, aš linkiu Lietuvai pergalės, noriu matyti tą patį vaizdą, didelį spaudimą ant kamulio, privesti Latvijos eiti į vidų, tuos gynėjus priims sprendimus iš ten, neleisti tų tritaškų, nes Latvijos žaidimas paremtas bėgų, metu, pataikų, laisvas toksai. Nu, sakau, manęs jie netikina, kad turi charakterių. Aišku, per tą čempionatą šiek tiek pasibildino tą savo tokį kovingumą, bet tikiu, kad lietuviai gali laimėti. Turi laimėti. If you want to watch the whole video, join Žalgiris Insider.